Užimkit savo vietas. Labą dieną, bažnyčia. Malonu visus matyti. Jėzau, aš dėkuoju tau, kad tu esi mūsų kelias, tiesa ir gyvenimas. Aš dėkuoju, kad tu esi mūsų kasdienė duona, kad tu esi mūsų viltis, kad tu esi mūsų tikėjimas, kad tu esi mūsų meilė, kad tu esi mūsų pergalė. Viešpatie, aš patikiu viską į tavo kontrolės rankas. Kiekvieną širdį, kiekvieną mintį, Dieve. Kiekvieną žmogų, kiekvieną gyvenimą, visą atmosferą, kiekvieną žodį, Dieve. Tiesiog viską pilnai kontroliuok ir vesk šitą susirinkimą, Dieve. Atverk mūsų širdis, Viešpatie, Dieve, priimti, Dieve, suprasti. Jėzau, tiesiog aš meldžiu šiandien tavo išminties ir apreiškimo dvasios kiekvienam iš mūsų, Dieve, įsiklausimo, Dieve. Vienybės, supratimo, Dieve, atvirų širdžių priimti, Dieve, tavo žodį, Viešpatie. Jėzau karaliau, aš dėkoju tau už viską tai, ką tu paruošei šitame tarnavime, tai, ką tu paruošei mūsų gyvenime šiandien šioje dienoje. Te būna tau visa garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen. Amen. Kaip gyvenat bažnyčia? Ne per garsiai, nepagarsinot manęs. Gerai gyvenat? Dabar taip. Dabar taip. Amen. Kas atspės, apie ką šiandien labiausiai bažnyčia kalbės po tarnavimo? Dėl ko bus daugiausiai diskusijų? Kodėl toks šriftas ir tokia spalva? Šutka. Aš tikiuosi, kad mes jau išaugom iš tų dalykų. Amen. Tai iš mano širdies. Jo vardas Jėzus, atiduokite jam šlovę. Tai yra karalių karalius ir viešpačių viešpats mūsų gyvenime. Ir jam vienam viena garbė ir visa šlovė. Ką šiandien kalbėsiu, sužinosiu pats, kai pradėsiu kalbėti. Aš maždaug jaučiu, bet kas bus, nežinau. Bažnyčia norės jį ar nenorės, jinai turės pereiti į kitą tarnavimo būdą, pobūdį, rūšį. Dievas sako, nesirūpinkit, ką jums reikės kalbėti. Kas mes? Va taip, jeigu išeis. Kas mes? Toks pavadinimas, jeigu jo reikia. Greitų laikų pats pasaulis mus privers užduoti šitą klausimą savo asmeniškai kiekvienam. Kas mes? Kas aš šitame pasaulyje? Ką aš veikiu? Kodėl aš čia? Kodėl būtent šitoje nacijoje, šitame mieste? Kodėl aš čia? Kas aš? Dėl ko? Kam? Kokia mano misija? Kokia mano paskirtis? Ką aš turiu daryti? Gal aš praleidau savo laiką veltui? Gal aš jį leidžiu veltui? Gal aš jo neleidžiu veltui? Amen ir šlovė Jėzui. Greitai šitas pasaulis mus privers labai rimtai pasižiūrėti, kas iš tikrųjų mes esam. Susimastyti, peržiūrėti, susirasti save Biblijoje, tuo patikėti ir ne tik apie tai žinoti, bet tuo būti. Žinoti neužteks. Žinoti neužteks. Bažnyčia, žinoti neužteks. Kalbėti tik tai neužteks, reiks tuo gyventi, tuo kvėpuoti, tuo būti.
tuo, kas tu esi. Tuo, kas tu esi. Tuo, kuo tave mato Dievas šitoje žemėje. Mes daug turim misijų, užduočių ir planų šitoje žemėje. Bet turim vieną ir pagrindinę misiją ir užduotį iš Dievo, už kurią mes turėsim atsiskaityti prieš jį. Už visą viešnagės laiką, taip sako žodis, mums reikės duoti ataskaitą. Ką mes padarėm? Nežinodami, kas mes, kur mes ir iš kur mes negalim padaryti to, ko iš mūsų nori Dievas. Jeigu mes nesuvoksim, kas mes, kiek laiko tęsiasi mūsų misija šitoje žemėje, mes net nepradėsime daryti to, ko iš mūsų nori Dievas. Dauguma dar net ir nepradėjo. Dauguma jau senai daro tą, ką turi daryti. Mes visi skirtingi. Mūsų gyvenimai visų skirtingi. Supratimas, tikėjimas, mes visi skirtingi žmonės. Tarp kito, melskitės už šlovinimą. Man jau kompaktas truputėlį atsibodo. Melskitės už šlovintojus, už levitus, kurie paguldys savo gyvenimą, kad čia būtų karalystės garsas. Ne jo garsas, bet Dievo garsas. Tas garsas, kuris keis viską. Kiekvieno mūsų širdyje. Ne šau, bet angelų melodija ir choras. Ir mes kartu visi šlovinsim jį. Šlovinsim jį, garbinsim jį, kaip aš trokštu šlovinti jį kartu su tuo, kas čia bus. Aš trokštu prisijungti prie nuostabaus garbinimo ir šlovinimo, kuris sklis iš šitos vietos, kuris jau yra paruoštas. Ir mes visi kartu garbinsim, mes visi kartu lenksimės, mes visi kartu kelsim rankas, atversim savo širdis, atversim savo burnas ir visi kartu šlovinsim. Jo vardas Jėzus. Jis nusipelnė to. Jis nusipelnė bažnyčiai, jis nusipelnė viso mūsų gyvenimo. Jis to neprašo, bet jis nusipelnė. Jis to nereikalauja, bet jis to nusipelnė. Jis mūsų neverčia, nes jis per daug mus myli. Ne tada, kada mes pasirinkam šitą pasaulį, ne tada, kada mes sugrįžtam prie savo senų geismų, pažinę jo šlovę, pažinę jį. Jis mūsų neverčia. Jis mūsų neverčia, jis tiesiog kiekvieną dieną atsidaro langą ir mūsų laukia. Jis tiesiog kiekvieną dieną laukia, kada į mūsų širdis ateis apreiškimas, kas esame mes, kas yra mūsų tėvas ir ką mes darom šitoje žemėje, nuo ko mes priklausom, kuo mes gyvenam, ką mes statom šitoje žemėje. Ar jūs žinot, kad neįmanoma pastatyti dangaus karalystės, absoliučiai nieko neįmanoma pastatyti šitoje žemėje, nežinant, kas tu esi, nebūnant tuo, kas tu turi būti. Mes galim žinoti teorijas, praktikas, žinoti schemas, tai neveiks, jeigu tu tuo nebūsi, jeigu tu tuo negyvensi. Kodėl Izraelis išėjo prieš Filistinus ir vienas asmuo tyčiojosi 40 parų iš viso Izraelio? Nes jie nebuvo tuo, kuo turėjo būti. Ir kodėl jaunas vaikinas, nešdamas sūrio, pieno, dar kažko, atsitiktinai užklydo. Buvo pasiųstas. Pažiūrėt, kaip broliams sekasi. Ir netyčia papuolė į mūšį, į kovą. Niekas jo nekvietė, niekas neplanavo, niekas jo neruošė. Jis buvo paruoštas.
Svarbiausia, jisai žinojo, kas jis yra. Kas jis yra. Kokiu vardu jisai gyvena, su kokiu dievu jisai gyvena, ką gali jo dievas, ne jis, bet dievas. Jis jį labai artimai žinojo, gyveno su juo. Tai buvo jo gyvenimas. Apgaulingas žinojimas. Kada aš meldžiausi, mano širdį praskambėjo žodžiai. Apgaulingas žinojimas, kas mes neišlaisvina mūsų gyvenime tos jėgos, kurioje mes turime vaikščioti. Apgaulingas žinojimas. Mūsų gyvenime neišlaisvina tos jėgos, kurioje mes turime vaikščioti. Velniui gerai, kad mes žinom. Bet negyvenom. O tai rodo, kad tu nesi tas, kuo įsivaizduoji. Nes tu to negyveni. Nes bažnyčia, ne tu asmeniškai. Bažnyčia negyvena tuo. Nes jeigu mes kiekvienas gyventume tuo, pasirink tai, ko tau reikia iš viso šito. Mes gyventume pergalėje. Tas, kas mumise, yra didesnis už tą, kuris pasaulyje. Tas, kuris mumise, yra didesnis už tą, kuris mumise buvo nuo pradžios. Jeigu mes žinom, kas ateina į mus, kas apsigyvena mumise ir per ką tu šventi pergalę ir tu su juo gyveni, tu nugalėtojas. Visada būsi. Nesvarbu, prispaustas, užspaustas, stipriai suspaustas. Vos šliaužiantis, bet tu nugalėtojas. Bet tu nugalėtojas. Nesvarbu, kai tau bebūtų sunku, tu nugalėtojas. Tu nepalaužtas. Tu kvėpuoji. Ir tavo kvėpavimas atgaivina sausus kaulus aplink tave. Vien tik tai, kad tu stovi ir esi pavyzdžiu visiems aplinkui, jiem visiems duoda vilties. Vien tik tavo egzistavimas. Nes tu žinai, kas tu. Nes tu žinai, kas tu. Kas mes? Ar šiandien bažnyčia žino, kas ji yra? Taigi, apgaulingas žinojimas, kas mes, neišlaisvina mūsų gyvenime tos jėgos, kurioje mes turime vaikščioti. Mes galime žinoti, kas mes ir ką turime daryti, tačiau neturėti savyje resursų. O mūsų vienintelis resursas yra šventoji dvasia. Jėzus sako, aš nepaliksiu jūsų vienų. Aš atsiųsiu jums guodėją, mokytoją, užtarėją, kuri jūs visko išmokins, viską primins, viską apsakys, kas turi būti. Aš jums duodu dviašmenį kalaviją, kuris aštresnis už viską. Aš palieku jums visą ginkluotę. Aš einu priekyje jūsų kaip kareivijų viešpats. Ar jūs atpažįstat armiją, kurioje esat ir kas yra mūsų karvedys? Jeigu mes žinom, kas mes esam, kodėl velnias laimi? Jisai meta tau iššūkį. Jis meta bažnyčiai iššūkį. Jis meta krikščionim iššūkį. Ir jis laimi. Nes bažnyčia žino. Kada jisai meta krikščioniui iššūkį, tikram krikščioniui, jisai meta iššūkį Jėzui. Kas tavyje gyvena? Koks jo vardas? Ar žinot, kad visi demonai ir bėsai, kildami prieš mus, atakuodami mus, jie kyla prieš ne mus, prieš mūsų Dievą, kuris gyvena mumyse. Be Dievo mes jam visiškai nenaudingi. Be šventosios dvasios mes jam visiškai nepavojingi, jam visiškai nėra dėl ko gaišti su mumis laiką.
Mes turime žinoti, kas mes. Nes kada mes žinoti, gyventi tuo. Teisingai, pasitaisysiu. Ne visą laiką žinoti tinka tame, ką šiandien noriu pasakyti. Mes turime gyventi tuo Dievu, kuris yra mumise. Ir kiekviena ataka pasiųsta į mūsų gyvenimą, jinai yra pasiunčiama prieš ką? Prieš tavo ne tik futliarą. Prieš tą, kuris gyvena futliarę. Bažnyčia. Kas mes? Norim judėjimo. Mes judėjimas. Norit prabudimo? Mes prabudimas. Jo nereikia melstis. Jo nereikia ieškoti miške, jo nereikia ieškoti kitose bažnyčiose, jo nereikia ieškoti pasaulyje. Mes prabudimas. Mūsų viduje prabudimas. Išlaisvink prabudimą į šitą pasaulį. Leisk prabudimui iš tavęs išeiti. Naujas žmogus, namų grupę reikia padaryti. Kas darys? Kuris iš bažnyčios? Stos ir pasiims vieną žmogų ir jam patarnaus. Mes norim prabudimo, mes norim judėjimo, bet tarnauti nenorim. Aukoti gyvenimų nenorim. Žiūrėkite į mūsų vienintelį pavyzdį, Jėzų Kristų, kuris numirė už visus, asmeniškai už kiekvieną. Jis negalvojo mirti ar nemirti, tarnauti ar netarnauti. Mes neturim kito pasirinkimo, bažnyčia. Mūsų gyvenimas tarnauti, būti tarnais, plauti vieni kitų kojas, rūpintis, auginti. Jeigu mes nepasirūpinam vienu, dviejų nebus. Dievas nepridės tol, kol mes netversim savo širdžių, tarnauti visiems ir visada. Jis netves ir nepridės, nes nėra darbininkų, kurie guldo, kurie supranta, kad jie šitoj žemėje yra laikinai. Ir kad visos tvoros, namai, butai, ką mes galvojam palikti savo vaikam, bet nesusimastom, kad turim palikti Dievą. Ne tvorą, ne žemę, kurioj priregistruota 2 hektarai namų valdos prie ežero. Ką mes praeitą kartą kalbėjom, o kas papasakos, kas parodys, kas pasės mūsų vaikų širdyse sėklą, kas yra Dievas. Mes mirsim, išeisim ir paliksim savo vaikus, didžiausią turtą be paveldo, o visa kita su jais rūdys ir kandys sugrauš. Į viską, ką tu investavai savo laiką, neliks nieko. Neliks nieko, nei namo, nei tvoros, nei žemės, nei registrų centro, neliks nieko. Liks tik tai tas, kas amžina. Ką aš pasiimsiu su savim? Kas bus aprengta ant manęs? Pigų kostiumą? Žiedo gal nenumaus. Į ką mes susikoncentravę? Kas mes? Dėl ko mes čia? Ką mes darom? Kodėl šiandien taip sunku bažnyčią atitraukti nuo pasaulio? Nes jinai nežino, kas jinai. Jeigu mes žinotume, kas mes bėgtume nuo pasaulio. Pas mane gyvenime, mūsų šeimoje, nėra dabar toks pats lengviausias sezonas. Ir pas mane Dievas klausė, ką tu žiūrėsi?
dabar reikia ir to, ir to. Ir va šito reikia ir gyventi, ir to, ir persikraustyti, ir visi kiti dalykai. O į ką tu žiūrėsi? O į ką tu žiūrėsi? Kada dirba mano protas, lygiai grečiai dirba ir mano širdis, su kuria dirba Dievas. Tiksliau tai pasakysiu. Ir jis man kalba, ir kada mano protas sako, reikia ir to, ir ano, ir trečio, Dievas sako, kam? Kam tau to reikia? Į ką tu žiūrai? Kuo tu pasitiki, kuo tu tiki? Kam tu priklausai? Nuo ko tu priklausai? Vienas dieglys į nugarą, negaliu iki dabar atsistatyti. Viskas. Vienas diegliukas ir tau nieko nereikia. Vienas dieglys į nugarą ir man nereikia nieko, nei kraustytis, nieko nereikia, aš tik Dieve. O mano Dieve, o mano gyvenime. Viskas praeina, nieko nesinori. Tik pagerėja vėl. Tik pagerėjo, jau viskas. Jūs įsivaizduot, ant kiek galingas šitas pasaulis. Ant kiek jis galingas. Jis traukia, mes esam čia, mes pasaulyje. Mes galime būti pasaulyje, bet jeigu mes žinome, kas mes dominuosim virš pasaulio, o ne pasaulis mums. Kada yra kariai pasiųsti į misiją, jie turi konkrečią užduotį. Jiems generolas duoda įsakymą, užduotį, 5-10 vyrų. Juos sraigtasparnis nuskraidina į kitą valstybę, į kitą teritoriją, niekas nežino. Kažkur nuleidžia, yra užduotis, misija įvykdyti. Ir jie neleidžia laiko šiaip savo. Oi, einam vyrai į pležą, pagulėsim, biškėti dedam misiją. Ne. Tai yra kitų žmonių gyvybės jų rankose. Nuo jų komandinio veikimo, nuo jų pasišventimo, nuo jų mirties Getsemanėje, prieš tai, kada jie pasirinko ir atidavė save misijai. Jie žino, kad jie gali negrįžti, jie gali prarasti savo šeimas, gelbėdami kitus žmonės. Tai tiesiog pavyzdžiai iš pasaulio, kurie apibūdina mus. Ir jie negaišta laiko, jie atvyko ir jie daro tai, ką jie turi daryti. Jie dirba komanda, jeigu jie nepasitikės vienas kitu, jeigu jie nepatikės vienas kitam nugaros, viskas. Jeigu aš negaliu niekam patikėti savo nugaros, aš neturiu komandos, aš neturiu su kuo eiti, vienas aš kovoje ne karys. Kas mes? Kaip bažnyčia, kaip krikščionys, kas mes? Ką mes veikiam šitoj žemėje? Žinot, labai daug yra visko. Pasiklausyti šiandien internete. Bet aš pasakysiu vieną. Niekas nepadės, kol tu nepradėsi ieškoti Dievo. Mes galim žinoti, kaip statyti ir kaip griauti. Bet jeigu nei nestatysim, nei negriausim, tai mums nieko neduoda. Mes galim žinoti viską. Bet jeigu mes tuo nebūsim ir negyvensim, nieko nepadės. Nieko nepadės. Bet geriau nieko daug nežinoti, bet mažai daryti. Tiesiog mažai daryti. Nors mažai daryti. Neturėti supergalingų apreiškimų, bet tiesiog daryti. Ką tau Dievas atveria asmeniškai. Tavo gyvenime. Tu negyveni svetimą misiją, svetimų gyvenimu. Tu negyveni svetimu aš. Kas tu? Kas tu? Koks tavo Dievas? O Izraeli, Sauliau, koks tavo Dievas? Sauliau, koks Dievas? Kodėl stovit 40 parų? Kodėl iš jūsų tyčiojasi? O todėl, kad jūs nežinot savo Dievo. Jūs įsivaizduojat, kad jį žinot. Ateina tas, kuris žino, kas jis yra. Ir kas yra jo Dievas.
Skirtumas. Ką gali padaryti vienas, to negali padaryti net visa armija. Gali daug krikščionių žinoti apie Jėzų, bet vieno užtenka, kuris gyvens juo. Tiesiog amen. Pirmas Samuelio 17:45. Tada Dovydas tarė Filistinui, tu ateini pas mane su kalaviju, ietimi ir skydu, bet aš ateinu pas tave vardu kariuomenių viešpaties, Izraelio kariuomenių Dievo, kuriam tu metei iššūkį. Bet aš ateinu pas tave vardu kariuomenių viešpaties, Izraelio kariuomenių Dievo, kuriam tu metei iššūkį. Kariuomenių viešpaties, kuriam priklauso visos kariuomenės, visa valdžia danguje ir žemėje, ir po žemė jam viskas priklauso. Aš ateinu šito Dievo vardu. Tu ateini prieš mane tik tai skydu, lanku, ten dar kažkuo. Tai niekas. Tai niekas. Šito pasaulio ginklai neveikia, jeigu tu gyveni Jėzumi. Tam, kad eiti kariuomenių viešpaties vardu, reikia susitarti su juo. Amen. Aš žinau, kad jis yra kažkur sėdė aukštai danguje. O gal jisai miega šiandien, kai aš kovosiu. Mes ant tiek turim būti arti su Dievu. Pats pasaulis mus privers susimastyti, kas mes. Nes beveik visi šarlatanai daro daugiau. Turi daugiau tikėjimo velnių negu mes Dievu. Amen, sakykit garsiai. Nes jie ir daugiau meldžiasi, ir daugiau pasninkauja, ir aukos pas juos didesnės, ir pasišventimas. Tokio nerasi pas krikščionis. Nepakyla pavydas bažnyčia. Nepakyla pavydas. Pradėti tiesiog gyventi Dievu. Pas Dovydą buvo prabudimas visą laiką. Kiekvienas krikščionis, kuris turi šventąją dvasią, aš pabrėžiu, turi, gali gyventi prabudime. Turi ir privalo gyventi prabudime. Kas pradės čia melstis? Niekas, jeigu ne mes. Kas pradės melstis dėl pakeistos atmosferos mieste? Kas? Nesvetimi žmonės. Mes. Malda buvo ketvirtadienį. Labai daug darbo buvo. Negalėjau. Ko mes norim? Į kur mes einam? Kas mes? Aš nieko nereikalauju. Nieko neverčiu daryti. Nes ir pats Jėzus nieko neverčia daryti. Jis ieško tų, kurie jo ieško. Kurie jį myli visą savo širdimi. Visų protų ir visomis jėgomis. Ar ką nors privertė Dievas, ką nors daryti šitoje žemėje? Ne. Jo meilė mus verčia. Kada mes jį mylim, jo meilė jam mus verčia atsakyti tuo pačiu, ką jis padarė dėl mūsų. Pratęsti jo darbą šitoje žemėje, tai ką jis darė. Dėl ko jisai mirė, tam, kad būtų visi išgelbėti. Jis trokšta, kad visi būtų išgelbėti ir ateitų į tiesos pažinimą.
bažnyčia. Mes jo laiškas. Mes tie, kuriems duota galimybė sekti jo pėdomis šitoje žemėje. Mums duotas tiesiog laikas, laikina misija. Laikina misija šitoje žemėje. Brangieji, realiai. Žmonės yra apgauti iš jų vagiamas laikas. Taip kaip vagiamas dabar, tikriausiai jisai nebuvo vagiamas niekada. Nes laikas arti. Ir velnias žino, kad jis arti. Bet jis jį bando atitolinti. Jis darys viską, ką įmanoma, kad mes visi būtume drungni. Viskas bus padaryta, kad mes visi būtume užgesinti. Net ir tie, kurie kažkada degė. Viskas bus padaryta, kad mes būtume sustabdyti, kad nebūtų pamokslaujama žodis, kad nebūtų maldų. Jis padarys viską, kad mes užtruktume darbe, kad mes negalėtume atvažiuoti, kad mes susipyktume šeimoj, kad kažkas atsitiktų su vaikais, kad tu neturėtum noro, kad tu norėtum likti namuose vienas ir neprisijungti prie kūno. Jis padarys viską mūsų gyvenime, kad tik tai nebūtų jėgos bažnyčiai. Tai priklauso nuo mūsų. Tai priklauso nuo mūsų. Tai priklauso nuo mūsų. Kas mes, dėl ko mes. Truputį užbėgsiu į priekį. Jeigu jūs žinotumėte, kad jums liko viena diena gyventi. Ne, rimtas klausimas be juoko. Šiandien gaunat pranešimą, viskas, rytoj vakare. Nereiktų nieko ieškoti. Tu gyventum tą dieną prabudime. Aš garantuoju, 24 valandas non-stop maldoj, dvasioj. Su atgaila. Tai, kas vyktų tavo širdį, tu norėtum pasidalinti su visais. O dabar mes galvojam, kad mes turime 80 metų dar. Aš gyvensiu iki 80. Rūpinuosi maždaug, kai būsiu pensijoje, jau gal kaip nors pradėsiu žiūrėti į tą gyvenimo pabaigą. Mes ją atitolinam. Mes ją atitolinam. Bet Dievo žodis sako, kad nuo mūsų nepriklauso mūsų gyvybė. Nuo Dievo viskas priklauso. Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta. Tu lauki atlyginimo kitą mėnesį, už tavo pačio atlyginimą tave užkas. Aš negazdinu. Tai realybė, mes nežinom, kada mes išeisim. Brangiai, mes nežinom, kada kas išeis. Kam dieglys, kam insultas, kam infarktas, kas ėjo per perėją, netyčia žuvo. Mes išvažiuojam kiekvieną dieną į darbą. Ir mes tikimės, kad mes rytoj kažką padarysim. O ar tu grįši iš darbo? Darbai, statyba. O Dievo reikalai. O Dievo... Sekmadienį nueisiu, nuvažiuosiu sekmadienį, gal atskabinsi nuo manęs. Malda, gerai, kitą ketvirtadienį. Kas mes? Mums patikėta valdžia šitoje žemėje. Dievo valdžia šitoje žemėje. Kieno mes atstovai? Ne valstybės. Čia paskutiniai vietoj. Pirmiausiai mes Dievo atstovai šitoje žemėje. Ir kas svarbiausia, mes laikinai. Mes laikinai. Žodis laikinai mūsų pasąmonėje yra atidedamas. Mūsų prot nepriima šito, nes tu turi nuostabų planą 5 metam mažiausiai į priekį, kaip tu ilgai sąžiningai, gražiai gyvensi ir kokioj tu šlovė ir patepime vaikščiosi kitais metais. O kiek jau metų patepimas persikelia? Kodėl jisai persikelia?
Nesiekime tų dalykų, kurių negalime pasiekti. Neapsigaukime, neieškokime patepimų, ieškokime Dievo. Ieškokime Dievo ir gyvenkime Juo šitoje žemėje, vykdydami Jo valią, nes mes gyvenam laikinai. Tau tiesiog reikia atspindėti jį, suvokti, kad tavo, mano ir mūsų visų gyvenimai yra laikini. Jie antiek yra laikini. Mes norim pastatyti Dievo karalystę šitoje žemėje. Norim dar kažką padaryti, o apie tai labai daug kalbama dabar. O kur jie? Kur mūrininkai? Kurie pasiraitos rankovės, sakys, pastoriau, čia mes norim statyti. Pastorius, trututu, malda, tarnavimas. Tai gyvenimas turi būti. Tai turi būti mūsų gyvenimo. Niekas nepasikeis, neturėkite iliuzijų nei po pusės metų, nei po metų, nei po 2 metų, jeigu dabar liksite tame, kame esate. Nieko nepasikeis. Jeigu nepradėsite investuoti į dangaus karalystę, tai pjausite iš šito pasaulio. Suprantat, apgaulė yra tame, kad mes galvom, kad, ateis jėga, ateis patepimas, ateis ugnis, ateis dar kažkas, pradėsiu judėti išgydymuose, pradėsiu judėti žodį. Kaip? Jeigu tu gyveni taip, kaip gyvenai, pasižiūrėk atgal. Kas pasikeitė per paskutinius tavo 5 metus? Kiek pailgėjo maldos laikas? Kiek padaugėjo Biblijos skaitimo? Aš nekalbu apie niekam nieko nesakau. Tiesiog ištirk save. Ar keičiasi tau? Jeigu keičiasi, gerbiu. Gerbiu, lenkiu galvą. Mažai tokių. Ant kiek pas tave pasikeitė, ant kiek atsinaujino protas, paimkit dabar šitą laiką savo 3-5 metus ir padarykit reviziją. Kas pasikeitė? Jeigu pasikeitė, šlovė Dievui. Jeigu jaučiat, kad einat į priekį, taip ir toliau, nemažinkit tempo. Mažai žingsneliais, bet į priekį. Arčiau Dievo, artinuosi, jis artinasi prie manęs. Tas, kas aš buvau prieš metus, nesu dabar. Ir tai, kas aš šiandien, jeigu aš dar vieną žingsnį žengsiu link jo, aš būsiu dar arčiau. Jeigu aš pasiliksiu tame, neturėkite iliuzijų, kad kažkas keisis. Bus tiesiog taip, egzistavimas. Tokiam balansavimas, tokiame lygyje. Be pasišventimo, be mirimo, be suvokimo, kas mes esam. Ir gyvenimo tuo, į mūsų gyvenimą neteis niekas. Brangiai, kažkas turi šitą burbulą susprogdinti. Nelaukit prabudimo, nes jis neteis, tu prabudimas. Tu prabudimas asmeninis, savo šeimoj, namuose, bažnyčioj, tu prabudimas. Jeigu tu neturi prabudimo, tu neužsidegsi prabudimu. Tu gali pabūti šalia, kas vaikšto Dievo jėgoje, pajausti tą, trumpam užsinorėti to, bet grįši namo 2 savaitės ir vėl su jita, vėl jinai laimėjo. Ir visas prabudimas baigėsi. Tai mūsų gyvenimo būdas, visą gyvenimą. Visą gyvenimą, ne mėnesį, ne 2, visą gyvenimą. Bažnyčia. Mes dėl kažko šitoje žemėje. Tam, kad išeiti viešpaties vardu, jį reikia labai gerai pažinti. Ne tik žinoti, bet juo gyventi. Ir mestas iššūkis tau iš demoniško pasaulio, tai yra kreipimasis ne į tave, o į tą, kuris gyvena tavyje. Ir jeigu tu tik tai žinai, jie laimi. Bet jeigu tu tuo gyveni, tu nugali. Per tą, kuris tau duoda valdžią, jėgą ir autoritetą.
Šiandien nieko naujo nepasakysiu. Viską žinom. Paulius rašo Filipiečiam 3.1. Galiausiai, mano broliai, džiaukitės viešpatyje. Rašyti jums tuos pačius dalykus man iš tikrųjų nėra sunku, bet jums tai saugu. Sako, aš rašau tuos pačius dalykus, jūs viską gerai žinot bažnyčiai. Man rašyti nesunku, bet jums tai saugu. Ir mums visiems saugu žinoti, kas mes ir tuo gyventi. Mums tai saugu. Tai galima kartoti, kartoti ir kartoti. Kartoti, kartoti ir kartoti. Kol vienas gaus apreiškimą. Kas jis? Kas jis? Kas tu? Pravoslavnai. Kas tu? Toks, denominacija, tas, lietuvis, lenkas, totorius, dar kažkas. Kas tu? Visa tai žemiška, visa tai laikina. Kas tu? Kas tu? Jeigu tu esi tas, ko tu sakai, ar tai yra tavo gyvenime? Jeigu yra, kelk aplink save tokius pačius. Užkrėsk juos. Perduokim tai. Dalinkis su jais tuo. Biblijoje vienas iš mūsų apibūdinimų yra svetimšaliai, ateiviai ir keliautojai. Tai tik vienas iš apibūdinimų, kuris palietė mano širdį. Tiesiog Dievas prisilietė. Aš vėliau paskaitysiu rašto vietą iš Petro. Jisai kreipėsi, Petras Ražinas, jisai kreipėsi į rašo laišką ir sako, jūs svetimšaliai, ateiviai ir keliautojai šitoje žemėje. Ir aš pradėjau susimastyti, o gal tikrai? O gal tikrai? Mes žinom visi, kad mes laikinai, bet tai nėra apreiškimų mumise. Ir žinot, kad tas laikinai gali baigtis bet kada. Ir per tą laikinai mes turim padaryti tai, kas išliks per amžius. Bažnyčia, išgirdot? Per tai, kas laikinai mes turim padaryti tai, kas išliks per amžius. Surinkti derlių, kuris niekada nepražus, kurio niekas nesuės nei kūdys, nei rūdys, nei kandys. Sukrauti turtus dangaus karalystiai per savo laikinumą. Neapsirūpinti save čia dar 15 metų į priekį, 5, 2 ar 3, gal kažkas 20. Nes visą tai negalėsim pasimti. Ir va tas momentas, tik tai vieną mintį šiandien noriu perduoti. Susimastyk, ant kiek yra laikinas tavo gyvenimas. Aš laikinas keliautojas, svetimšalis šitoje žemėje. Gimęs ne iš vyro noro, bet iš Dievo noro. Kada Dievas mus gimdė, Jisai kiekvienam mums davė funkciją, užduotį. Jisai mus pagimdė šitai misijai. Jis mums patikėjo savo valdžią, jėgą ir autoritetą. Jis pats išsirinko mus savo šventikla. Ir jis pats panorėjo mums apsakyti, kas bus, priminti, kas buvo ir kas yra dabar. Duoti išminties ir atverti mums tai, ko nėra matę šitas pasaulis, bet atverti tiems, kurie jį myli ir kurie jo ieško. Atverti to, ko akis nematė ir ausis negirdėjo. Tai yra mums paruošta, mums. Mums tai yra bažnyčiai. Tai yra jo vaikams. Ir visi į tos visus turtus, į tą visą evangeliją ir į visą tą paslaptį angelai trokšta pažiūrėti. Trokšta sužinoti apie tai. Tai aplink mus kiekvieną dieną. Yra kažkas labai stipraus šitame pasaulyje, kas mus pastoviai atitraukia. Pastoviai atitraukia, pastoviai įtraukia. Kažkur mūsų žvilgsniai, planai, gyvenimas. Brangiai, mes turim būti tokioj misijoj. Aš žinau, kur aš einu. Aš žinau, kas gyvena manyje ir aš žinau, ką aš turiu daryti. Nesustodamas melstis, visada budėti, gelbėti sielas, pamokslauti,
pasninkauti, atleisti ir visus kitus dalykus, kuriuos tau Dievas įdės į širdį, tarnauti kaip tik tai galiu. Visomis savo jėgomis, laiku, finansais, žodžiu, gyvenimo būdu, elgesiu, nesvarbu kuo. Kas mes? Psalmė 90 eilutė. Ir pasitikės tavimi tie, kurie pažįsta tavo vardą, nes tu, Viešpatie, nepalikai tų, kurie tavęs ieško. Kodėl Dovydas pasitikėjo? Kodėl jisai buvo garantuotas? Pasitikės tavimi tie, kurie pažįsta tavo vardą. Nes tu, Viešpatie, nepalikai tų, kurie tavęs ieško. Psalmė 10:4 eilutė. Nedorėlis dėl savo veido išdidumo neieškos Dievo. Nėra Dievo visose jo mintyse. Kuo skiriasi nedorėlis nuo Dievo vaiko? Dievo vaikas apie jį mąsto ir galvoja dieną ir naktį. Dovydas sakė, aš mąstau apie tavo įstatymą dieną ir naktį. Aš trokštu gyventi visas savo dienas tavo karalystėje, tavo namuose, tavo buveiniai, o mano Dieve, aš mąstau apie tavo įstatymą dieną ir naktį. Aš turiu daugiau išminties už visus šito pasaulio išminčius, nes aš klausau tavo liudijimų, nes aš tyriu tavo žodį, o mano Dieve. O mano gyvenime, o mano uola, o mano tvirtovė, o mano pasitikėjime, o mano aukštas bokšte, į kurį aš galiu įlipti su spaudimo dieną ir aš žinau, kad ne iš savęs, bet per tave aš turėsiu pergalę. Mes žinom, kad galim įlipti, bet nelipam. Psalmė 11, 4-5 eilutė. Viešpats yra mano šventoje šventykloje. Viešpats sostas danguje, jo akys stebi, jo akių vokai mėgina žmonių vaikus. Viešpats mėgina teisųjį, bet nedorėlio ir to, kuris mėgsta smurtą, nekenčia jo sielą. Dovydo kova nebuvo atsitiktinė. Mūsų gyvenimas nėra atsitiktinis. Galijotai mūsų gyvenimuose stovi ne šiaip savo pastatyti. Dievas mus mėgina. Jisai išmėgino Saulių, jisai davė jam šansą. Jisai išmėgino visą Izraelio kariuomenę, davė jai šansą. Ir štai į misiją netyčia užklysta vaikas. Ir Dievas įmėgina, jisai netyčia. Jisai netyčia, jisai tam, kad būtų pašlovintas Izraelio kariuomenių viešpats. Kad būtų pašlovintas jo vardas. Tam Dovydas buvo atsiųstas į misiją netyčia, vedama šventosios dvasios, lyg tai kažką nunešti, bet ne. Dievui reikėjo to, kuris eis jo vardu. Ir Dievas jį išmėgino. Jisai mėgina kiekvieną iš mūsų, kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Visi išbandymai ir sunkumai yra tam, kad mus išmėginti, neterorizuoti, nekankinti, bet išmėginti, kuo mes pasitikim. Kuo mes pasitikim. Kuo mes tikim, be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Neįmanoma. Ir Dievas yra geras Dievas. Ir mes skaitėm, džiaukitės, visuomet džiaukitės. Ir dar skaitysim, kad ateina išmėginimai, džiaukitės. Kada tu stovi ir jauti, kad tu stovi dvikovoje, džiaukis. Kada tau meta šitas pasaulis iššūkį, džiaukis, už to stovi Dievas. Kuo tu pasitikėsi, į ką tu žiūrėsi, kas tu. Ir jeigu mes žinome žodį, tai dėl mūsų. Jeigu mes gyvenam su Dievu, mes žinom, kad kiekvienas sunkumas, kiekviena kova, kiekviena dvikova, kur tu atrodo mirsi, yra dėl tavęs, kad tu būtum tobulas. Kad mes būtume tobuli šitoje žemėje. Išgryninti kaip auksas, išdeginti, išvalytos visos priemaišos, širdis tyra, švari. O tam reikia laiko, tam reikia išbandyti žmogų. Dievas žiūri kiekvieną dieną, į kiekvieną iš mūsų, stebi ir mėgina. Mėgina. Jis neverčia, jis nesityčioja,
Jis myli ir mėgina. Duoda tau šansą tavo gyvenime, kad būtų pašlovintas ne tu, o jis. Jis sudaro tokias situacijas, kad būtų jam atiduota visa garbė ir šlovė. Ir tu pamatytum, kad yra Dievas tavo gyvenime. Ne dėl to, kad būtų mums blogai. Ne dėl to, kad tu kentėtum, jisai kentėjo už mus. O dėl to, kad jis būtų pašlovintas kiekvienoje situacijoje, kiekvienoje dvikovoje. Nes mes savo jėgom nieko nepadarysim. Bažnyčia. Taigi, 1 Petro 2.11, tai eilutė, kuri privertė mane labai susimastyti. Brangiai mylimi, maldauju jūs kaip ateivius ir keliautojus. Susilaikykite nuo kūniškų geismų, kurie kovoja prieš sielą. Trumpam susilaikykite. Trumpam, ateiviai ir keliautojai. Tiesiog susilaikykite trumpam nuo visų geismų šitoje žemėje. Mano planas yra tobulesnis. Aš miriau dėl daugiau negu geismo, patenkinimo. Ateiviai ir keliautojai. Kas yra ateivis? Svetimtautis, svetimšalis. Keliautojas, kuris atėjo, tiesiog prakeliavo ir išėjo. Taip ir mes. Mes tiesiog atėjom ir kai kurių iš mūsų kelionė jau baigėsi. Kai kurių iš mūsų kelionė jau baigėsi. Mes nežinom, kada jinai pasibaigs. Mes tiesiog laikini ateiviai. Koks paveldas po mūsų lieka mūsų vaikams? Ką aš padariau viešpaties Jėzaus Kristaus vardu šitoje žemėje? Kas pas mane seife dangui? Iki šitos akimirkos. Tiesiog keletas paprastų klausimų. Dėl ko aš kovojau? Kam aš atidaviau visą savo laiką šitoje žemėje? Į ką aš susikoncentravau? Jeigu mes atiduodam visą laiką šitam pasauliui, tai nenorėkim prasiveržimo dvasiniam pasauliui. Internete kažkur skaičiau mintį, dabar tiksliai neatsimenu, bet maždaug pasakysiu. Praleidęs ten 3 ar 8 valandas prie kompiuterio, tu po to praleidi 3 minutės su Dievu ir lauki šlovės. Visą dieną darbe ir lauki šlovės. Žinot, šlovė taip neteina. Šlovė neteina. Reikia praleisti laiko su tuo, iš kurio ateina šlovė. Daugiau negu prie kompiuterio. Daugiau negu prie kompiuterio. Tiesiog užsiduok savo tokį momentą, kad prieš užmigdamas vietoj Facebooko paskaitysi Bibliją. Facebook'e visi protingi, pas visus šlovė ir visi viską žino. Facebook'e numirėliai prisikėlė, haleliuja, jam šlovė. Viskas darosi ir mes apgaubti tų iliuzijų, galvom, kad mes ant bangos, toj pačioj bangoj, toj pačioj šlovėjai. O kas iš tikrųjų yra mūsų gyvenime? Tikro. Jeigu mes tik keleiviai šitoje žemėje, jeigu mes tik laikinai, tai kodėl tada prisirišome prie žemiškų dalykų, tarytum čia gyvensim amžinai? Amen. Ar ne todėl žodis sako, neprisitaikykite prie šito pasaulio? Atsinaujinkite savo proto dvasią. Prisiriškite prie to, kas aukštai, ne prie to, kas žemėje. Tai tik kelios rašto vietos, kurios patvirtina tai, kas mes esam čia.
Kodėl žodis sako, neprisitaikykite prie šito pasaulio. Nes tu misijoje, tu laikinai, tu ateivis, tu svetimšalis. Kada kariai pasiųsti misiją, jie negali užsižaisti su vietinė fauna. Ai, pasirinksim kaimą, ramų ir gyvensim, misiją paliksim. Ne. Neužsižaiskit, būkite budrus. Pasaulyje yra riaumojantis liūtas, kuris vaikšto aplinkui ir nori praryti kiekvieną iš mūsų. Neužsižaiskite. Neprisitaikyti, o tai kaip gyventi? Taip kaip ateivis. Taip kaip ne iš šitos planetos. Žodis sako, kad mūsų tėvynė yra danguje. Ir mes laukiam iš ten viešpaties mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus. Viskas laikina. Viskas tuštybių tuštybė. Viskas tuštybių tuštybė. Kas išlieka amžiams. Kas yra brangu. Viskas praeis. Bet mano žodis nepraeis. Mano žodžiai, sako Jėzus, nepraeis. Viskas praeis. Kai mes suvoksime, kad mes esam svetimšaliai šitoje žemėje, mes suvoksime, kad laiko tikrai yra nedaug. Laiko yra tikrai nedaug. Kada mes gausime prieškimą, kad mes laikini keliautojai, mes suvoksime, kad tiesiog viešnagės laikas jau greitai baigsis. Ką aš galiu padaryti ne dėl pasaulio, o dėl Dievo šitoje žemėje? Čia vyksta didžiausia kova. Didžiausia. Realiai, tokia kova dėl tavo laiko. Aš pats per tuos pačius dalykus einu, aš pats žmogus. Jį reikia išplėšti. Tu turi tiesiog atkovoti laiką. Atkovoti. Kai kas gal nesupranta, aš manau, kad dauguma tai supranta, tame gyvena. Tu neįsivaizduoji, kaip praeina diena. Rytas, vakaras, savaitė, mėnesis, pusė metų, metai. Ir metai praeina ir tu, metai praėjo. Rytas, vakaras, tu atrodo nieko nepadariau. Tik norėjau kažką dėl Dievo padaryti, jau savaitė praėjo. Tik ir liko ir noras. Liko noras. Liko noras. Noriu prabudimo, noriu visko, noriu to, noriu gelbėti sielą, bet tik noriu. Bet tik noriu. Patarnauti žmonėms norėčiau. Į namų grupę norėčiau. Nenorėk, o būk. Nenorėk, o būk. Netidėliokime laiko bažnyčią. 10 metų į priekį. Taip realiai, lieka viena para gyventi. Iš karto protas įsijungtų taip, kaip nedirbo visą gyvenimą. Realiai. Ir tu suprastum, kad ir tavo vaikai, jie už paros liks. Jie lieka. Ir vyras lieka. Ir žmona lieka. Ir namas lieka. Ir nieko. Ir tik tai Dievas, su kuriuo turėsi būti. O Dieve, davai atstatom santykius. Viskas padengta migla. Užkimštos ausys, užmerktos akys. Sudaryta žiauri iliuzija, kad viskas gerai. Ir dar bažnyčiai girdim, kad viskas bus su tavim gerai. Tu tiesiog būk sėkmingas šitoje žemėje. Aš noriu būti sėkmingas su Dievu. Aš noriu būti sėkmingas su Dievu. Aš noriu gyventi su Dievu. Aš noriu, kad Dievas, mano Dievas keistų žmonių gyvenimus, liestų jų širdis. Aš noriu, kad Dievas kalbėtų čia. Ne aš, bet Dievas.
Žinot, kai kam reikia, kad asilas kalbėtų, tik tada išgirs. Iš tikrųjų. Iš tikrųjų. Pažiūrėkit, mūsų jaunimas, ko jie siekia? Ko jie siekia? Dievo? Ne. Pasiekimų. Mokslų. Karjeros. Visas pasaulis to siekia. Mes ne pasaulis. Pagyvenę žmonės siekia užsidirbti pensiją. O kas jo ieško? Visą savo širdim. Brangieji, taip švelniai pasakyti, mes neturim pasirinkimo, kaip tik tai mirti savo ir tarnauti žmonėms. Tai yra mūsų pašaukimas. Kada tu pasakei žodžius, nesuvokdamas, ką tu pasakei, ir pasakei Jėzui, kad ateik į mano širdį ir tap mano gyvenimo viešpačiu. Jisai tapo viešpačiu. Tik po to tas viešpats liko nereikalingas. Jisai turi viešpatauti visą mūsų gyvenimą. Jeigu jisai tapo mūsų viešpačiu, jisai mums ir turi viešpatauti, ne mes jam. O, reikalingas pleistras, Dieve, išgydyk. Dieve, to reikia, to reikia, to reikia. Dabar gerai. O. Kiek žmonių reikalauja išlaisvinimų? Kiek žmonių reikalauja, kuriem reikalingi išlaisvinimai, išgydymai? Kiek žmonių reikalinga, kurie reikia širdžių atstatymai, žaizdų užgydymai? Kiek žmonių reikalinga, kur vien tik demonus išvaryti neužtenka, jiem reikia atstatyti gyvenimus. Bet tam, kad atstatyti kažkieno gyvenimą, tu turi paguldyti gyvenimą. Tu turi atiduoti savo laiką dėl kažko tai. Ar mums tai rūpi pirmiausiai? Ar mums tai rūpi? Mažai. Aš pasakysiu, kad rūpi, bet per mažai negu turėtų rūpėti. Jokūbo 1:2-4. Mano broliai, laikykite visą tai džiaugsmu, kai puolate įvairius gundymus, žinodami, kad jūsų tikėjimo išbandymas gamina kantrybę. Bet tegul kantrybė turi savo tobulą darbą, kad jūs būtumėte tobuli ir pilnume nieko nestokojantis. Ir viskas tik tai dėl mūsų. Viskas dėl kantrybės. Visa tai, kas vyksta šitame laikinume, ką aš norėjau dar pasakyti, nepergyvenk. Sunku buvo ir bus. Sunku buvo ir bus. Jūs pažiūrėkite į mūsų tėvus. Mozė, Abraomas, Jokūbas, Juozapas. Visi buvo išbandyti virš jų jėgų. Jeigu taip galima įsireikšti. Dievas neišbando virš ir neuždeda. Čia aš iš savęs. Kur atrodo protų nesuvokiami išbandymai, Abraomo klajojimai ir kelionės su visom bandom, ir avinais, ir ožiais, ir su visais kitais, su visom palapinėm. Dieve, kur man eik, aš tau duosiu žemę. Kokią žemę eik, sakau, neklausinėjęs. Kada kalbėsi, sėdi po medžiu, meldžiasi, Dieve, palikai, ką man daryti. Dabar mes turim šventąją dvasią, tada Dievas kalbėjo tiesiai. Ir kalbėjo, kas 40 metų. Ką man daryti tiek laiko, kuo man tikėti? Aplinkui niekas netiki, kaip man ištverti, kaip man eiti, bet pažadas buvo duotas. Brangiai, mes turim visus pažadus. Visus pažadus mums dabar duoti. Mums reikia tikėti tuo, ko tikėjo mūsų tėvai. Pasižiūrėkit į gyvenimą Biblijoje, nieko nėra lengvo. Nieko nėra lengvo. Šitame gyvenime bus labai daug sunkumų ir išbandymų. Labai daug. Labai daug. Tu tik išlendi iš pečiaus ir vėl į pečių. Tik išlindai iš vamzdžio dar į siauresnį vamzdį. Dieve, tai jeigu tu mane neišstumsi, aš jau neišlysiu. Lysk, sakau. Suprantat? Ir tas sunkumas po sunkumo, bet tu žiūrai, kada tu pasitiki Dievu. Dieve, tu kažką iš manęs išspaudėjai. Va po šito vamzdžio aš jau kažkoks kitoks. Aš suprantu, kad to, ko nesupratau prieš įlysdamas.
Aš po šito pečiaus, po šito pragaro, kurį aš įsivaizdavau savo gyvenime, kuris atėjo į mano gyvenimą. O Dieve, aš koks tai, nuostabus išėjau. Ir Dievas sako, čia dėl tavo kantrybės. Aš ją ugdau, kad tu būtum tobulas. Kad tu būtum tobulas šitoje žemėje, nes aš greit ateinu. Aš negaliu ateiti pas netobulą. Kas iš manęs išėjo, sugrįž pas mane. Bet praeis per laikinumą, kuriame paruoštas gyvenimas. Ir jūs žinot, kad visas tas laikinumas yra mums išbandymas. Tiesiog iš Dievo vienas didelis išbandymas. Neturėkite iliuzijų, kad kažkada atleis. Neatleis. Jau palengvės. Tik palengvėjo ir jau tik, kad jau vėl pasunkėjo. Bet tai nereiškia, kad tu miręs. Tai reiškia, kad tu gyvesnis už visus. Nes su tavim dirba Dievas. Su tavo širdim dirba Dievas. Tai yra pati didžiausia, ką gali padaryti Dievas šitoje žemėje su mumis. Tai darbas su širdim. Niekas nepakeis širdies. Niekas. Tau gali įdėti dabar chirurgai netyčia kitą. Bet viduj niekas nepakeis. Viso suvokimo nieko, tik Dievas. O kaip jisai daro? Nesupratai? Suprasi. Šito pečiaus mažai buvo. Ateik čia. Ateik čia. Pečius, vamzdis, pečius, 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 vamzdis. Dujų kamera. Ir sakai, Dieve, aš negaliu. Hopa, naujas kūrinys. Ir visą laiką per išbandymus, kuo mes pasitikėsim. Dievas negundo. Ir Abromą jisai išmėgino ne kartą. Ir daug vyrų išmėgino ne kartą. Juozapą išmėgino jo žodis, Dievo žodis, kol jam buvo leista kalbėti. Kaip atstovui Dievo žodį, jo žodis. Ir šiandien kiekvieną iš mūsų jo žodis išmėgina. Vertime vienam parašyta gundė, kada prakalbėjo Abraomui Dievas. Paaukok savo sūnų. Ne, jisai jį išbandė. Ko vertas mano Abraomas? Abraomai, paskutinis pečius ir kažkas iš tavęs bus. Ir suprantat, kada reikia rinktis tarp to, ką matai, tai, kas tau brangiausia, tai, ką tu myli, prie to, ko tu prisirišęs, ko tu laukiai visą savo gyvenimą, tai buvo tavo svajonė ir pažadu, kurį Dievas tau davė ir tu beveik apie jį jau pamiršęs, nes tai buvo pradžioj tavo gyvenimo. Ir jau praėjo daug metų. Ir va čia Dievas tave mėgina, ką tu pasirinksi. Ar Dievą ir jo žodį, kuris nekeičiamas ir neatšaukiamas. Ar sūnų. Dievas davė, Dievas atėmė. Amen. Kaip mums trūksta Dievo apreiškimo, kas jis yra, bažnyčia. Kaip mums trūksta Dievo pažinimo, kas jis yra. Mes daug nusipiešiam iš savo proto, daug pasiimam iš kažkur kitur, bet mums patiems trūksta asmeniškai to apreiškimo ir pažinimo, kas yra tavo Dievas, kas jis yra asmeniškai tavo gyvenime, koks jis, kas tu per jį, ką jis gali. Mes jo praktiškai visai nepažįstam. Mes kalbam apie jį, daug šnekam, bet ar mes pažįstam tiek, kiek šnekam? Nenusiminkit. Būkit stiprus. Nenuleiskit niekada rankų. Visada tikėkit. Visada tikėkit. Visada tikėkit. Neįmanomoje situacijoje tikėkit. Tikėkit. Nepasiduokit silpnumams. Nepasiduokit gundimams. Nepasiduokit. Neleiskit, kad kūnas gundytų sielą. Mes laikinai.
Laikinai. Brangieji, mes pavargsim, nukrisim, nusilpsim ir pasiduosim, jeigu žiūrėsim mėnesį į priekį. Tikslas. Golgofa. Kryžius. Kelias pas tėvą per vieną asmenį. O iki kryžiaus pečių, duobų, katakombų, dujų kamerų, visų kitų dalykų. Išbandymai, išmėginimai. Tai viskas dėl mūsų tikėjimo, dėl mūsų kantrybės, dėl mūsų tobulumo. Dėl mūsų tobulumo. Ir jeigu, aš žinau, kada būna sunku, tu pasistatai kažkokį savo tikslą, bach, ir jisai neišėjo. Bach, tu po mėnesio nepatepime. O, tu ką tu, nu. Šitiek meldžiausi, šitiek dariau ir pravalas. Kiek meldžiuosi, nieks negriūna. Ką bedarau, niekas nesidaro. Bėsai neišeina vien tik įėjus į kambarį. Ne, aš žiūrau į priekį. Aš žiūrau į priekį, tau duota misija, tavo laikas trumpas, tu laikinai. Aš žiūrau į priekį, kaip aš baigsiu. Kiek aš krisiu, pasakys žmonės. Kaip aš baigsiu savo bėgimą. Paulius sako, aš išlaikiau tikėjimą iki galo. Iki galo, tikėjimą iki galo. Kiek mes išeidami pasakysim, Dieve, aš išlaikiau tikėjimą. Bet tikrai pasakysim, Dieve, aš išlaikiau tikėjimą, aš nuėjau iki galo, nesvarbu, kiek aš kartų kritau. Jis neskaičiuoja, kiek tu kartų kritai. Nes jisai žino, kad mes visi krisim ir ne kartą. Ir priešinsimės tam vamžiui ir pečiui. Bet jis padarys iš meilės visas situacijas, apstatys taip gražiai tvora, žinai, užvarys ir jau tau nėra kur dingt, vis tiek įlysi. Jeigu tu su juo. Supranti, atsuk savo gyvenimą atgal, Dieve, bandžiau kelis kartus įsukti, vis tiek papuoliau. Tai jo meilė. Tai jo meilė mums, brangieji. Jis mūsų neverčia. Jis gražiai mūsų suformuoja, įvilioja. Taigi, kad būtume nieko nestokojantys pilnume. 2 Korintiečiams 4:16-18. Todėl mes nenusilpstame, nors mūsų išorinis žmogus ir nyksta, tačiau vidinis atnaujinimas diena iš dienos, nes mūsų lengvas trumpalaikis sielvartas gamina mums nepalyginamai pranašesnį ir amžiną šlovės svorį. Mums bežiūrint ne į tai, kas matoma, bet į tai, kas nematoma, nes tai, kas matoma, yra laikina, o tai, kas nematoma, yra amžina. Ir jeigu mes žiūrim į tai, kas matoma, į tai, kas laikina, mes nusiviliam. Bet mes niekada nenusivilsim, jeigu žiūrėsim į tai, kas nematoma, į tai, kas amžina, į tai, kas pažadėta ir tai, kas neatšaukiama. Mes daug kartų statysim karalystę šitoj žemėje, gal daug kartų grius nepavyks pastatyti, bet tavo galutinis tikslas, kas bus gale? Nepavyko, bandyk dar. Nenuleisk rankų, jokių būdų nesustok ir nepasiduok. Tai tik tavo gyvenimo pradžia. Suvok, kad tu laikinai susikoncentruok į dangiškus dalykus, į dangiškus resursus, užsikabink už to, neprisitaikyk prie šito pasaulio. Tiesiog, kad šventoji dvasia pradėjo dėlioti visas rašto vietas. Dievas švelniai perspėja ir moko, neprisitaikykite, taigi jūs ne iš šito pasaulio, kam jums prie jo prisitaikyti, kam jums tas vargas, nesusidėkite su netikinčiu. Nesusidėkite su juo, kam jums tempti tą vargą ir naštą, nesusidėkite. Jis mus perspėja, mes patys padarom, patys einam. Atsinaujinkit visada, ieškokit manęs. Hebrajams 10:35-39. Todėl neatmeskite savo pasitikėjimo, kuris turi didelį atlygio atpildą. Nes jums reikia kantrumo, kad įvykdę, klausykit Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta. Iš pasaulio mes nieko nepasimsim, bet įvykdę Dievo valią mes gausime tai, kas mums pažadėta danguje. Jau pažadėta.
Jūs suprantat, dėl to verta daugiau dėti jėgų negu dėl šito pasaulio, iš kurio nieko nepasiimsime. Bet jeigu vykdysime Dievo valią, gausime tai, kas pažadėta. O kas yra Dievo valia tavo gyvenime? Klaus pas Dievą. Jinai paprasta, Dievo svajonė, jisai nori, kad visi būtų išgelbėti. Nes dar trumpai yra ateis tas, kuris tiki, tas, kuris turi ateiti ir neužtruks. Na, o teisusis gyvens tikėjimu, bet jei kuris atsitrauktų, mano siela nebus jo patenkinta. Bet mes nesame iš tų, kurie atsitraukia pražūčiai, bet iš tų, kurie tiki sielos išgelbėjimui. Hebrajams 11, 24, 26. Per tikėjimą Mozė, kai saugo, atsisakė būti vadinamas faraono dukters sūnumi. Pats atsisakė. Pasirinkdamas verčiau kentėti vargą su Dievo tauta, negu laikotarpiui mėgautis nuodėmės malonumai. Negu laikotarpiui mėgautis nuodėmės malonumais. Laikydamas Kristaus paniekinimą didesniais turtais nei lobiai Egipte. Nes jis atsižvelgė į atlygio atpildą. Jis nežiūrėjo į tai, kas Egipte, jis nežiūrėjo tai, ką jam duos faraonas. Jis žiūrėjo į atlygio atpildą. Dar kartą paskaitau 26 eilutę. Laikydamas Kristaus paniekinimą, Mozė Kristaus paniekinimą, didesniais turtais nei Egipto lobiai. Prie ko Mozė ir Kristus? Tai paslaptis, kuriais jis gyveno. Dievas tas pas vakar, šiandien ir per amžius. Paniekinimą didesniais turtais nei lobiai Egipte, Kristaus paniekinimą. Nes jis atsižvelgia į atlygio atpildą. Kada mes trumparegiai, mus baugina paniekinimas dėl Kristaus, komforto praradimas dėl Kristaus. Bet kada mes žiūrim į pabaigą, visa tai pasidengia. Visa tai pasidengia. Mes laikinai, mes keleiviai, mes svetimšaliai, mes pasiųsti misiją. Mums duota strategija, mums duotas planas, kaip mes turim veikti, kaip mes turim gyventi, prie ko mes turim prisitaikyti, ką mes turim daryti, ko mes neturim daryti, kokiais kovos ginklais mes turim kovoti šitoje misijoje. Mūsų priešas galingas, jisai riaumoja, jisai griaudžioja. Dievas sako, nebijok, jūs tik tai budėkite ir palaikykite kontaktą su manimi. Nepraraskite ryšio. Aš jūs informuosiu, kaip apeiti, kokią strategiją naudoti. Duosiu žodį. Amen? Amen. Mes viską turim. Kas mes? Abraomas, visi mūsų tėvai, jie tikėjo tuo pažadėtų miestų, ta tėvynė. Ir tai nebuvo žemiška tėvynė, nes jie galėję grįžti į tą tėvynę. Jie tikėjo tą tėvynę ir to miestų, kurį Dievas pažadėjo mums visiems. Apreiškimo 21. 1:5 ar 22. 21. Paskaitykit. Dangiška Jeruzalė. Tai mums. Tai mūsų amžina buveinė. Per amžių amžius. Žemė praeis. Viskas ištirps. Taigi, ką rašo pasaulis, aš tiesiog paėmiau vieną mintį. Naujagimis gali įgyti savo tėvų pilietybę, neatsižvelgiant į tai, ar jis gimė tėvų pilietybės valstybėje ar už jos ribų. Naujagimis gali įgyti savo tėvų pilietybę, neatsižvelgiant į tai, ar jis gimė tėvų pilietybės valstybėje ar už jos ribų. Mes gimėm ne iš vyro noro, bet iš Dievo noro. Iš Dievo gimėm šitoje žemėje. Ir nesvarbu, ar tu Afrikoje gimėjai, ar tu Lietuvoje, ar tu Amerikoje, ar tu Vokietijoje. Tu gimėjai iš Dievo.
Apaštalų darbuose parašyta 17, 26, 28. Ir iš vieno kraujo padarė visas žmonių tautas gyventi ant visos žemės paviršiaus ir nustatė anksčiau paskirtus laikus ir jo būsto ribas, kad jie ieškotų viešpaties. Gal jie apčiuoptų jį ir jį atrastų, nors jis nėra toli nuo kiekvieno iš mūsų. Nes jame mes gyvename ir judame ir turime savo būtį, kaip ir kai kurie iš jūsų pačių poetų yra pasakę, nes mes taipogi esame jo palikuonys. Visas raštas, visa Biblija kalba apie tai, kad mes įvykdę Dievo valią gyvensime su juo amžinai. Į ką mes turim susikoncentruoti bažnyčia? Klausimas, į šitą pasaulį ar į Dievo valią? Kas yra svarbiau? Amen? Į kur mes turim nukreipti visus savo resursus, visas savo jėgas? Į Dievą. Į Dievą. Kas nori matyti bažnyčią jėgoje ir šlovėje? Dievą. O, reikia prie to prisidėti. Amen? Reikia prie to prisidėti. Ne visi norit? Užteks važinėti po konferencijas ir gyventi nuo vienos iki kitos. Mes prabudimas. Mes prabudimas. Mes prabudimas. Noriu paskaityti 2 psalmes. Apie mūsų miestą, 87 psalmė. Jo pamatas yra šventuose kalnuose. Viešpats myli Siono vartus labiau už visas Jokūbo buveinės. Už visas Jokūbo buveinas jis labiau myli Siono vartus. Šlovingi dalykai kalbame apie tave, o Dievo mieste. Aš minėsiu apie Rahabą ir Babiloną tiems, kurie mane pažįsta, štai Filistija ir Tyras su Etopija, šitas buvo ten gimęs. O apie Sioną bus sakoma, tas ir anas žmogus buvo jame gimęs. Ir pas aukščiausiasis jį įtvirtins. Tas, kuris buvo gimęs ten, jis bus įtvirtintas. Viešpats suskaičiuos surašydamas tautą, kad šitas buvo ten gimęs. Nei vienas nebus pamirštas. Nei vienas nebus praleistas. Ten bus ir giedotojai, ir grojantys instrumentai. Visos mano versmės yra tavyje. 24 psalmė nuo 3 eilutės. Kas pakils į viešpaties kalvą? Arba kas atsistos jo šventoje vietoje? Tas, kas turi švarias rankas ir tyrą širdį. Kas nekėlė savo sielos į tuštybę ir neprisiekė apgaulingai šitoje žemėje. Kas nekėlė savo sielos į tuštybę. Tas gaus palaiminimą iš viešpaties ir teisumą iš savo gelbėtojo Dievo. Tai yra karta tų, kurie jo ieško tavo veido, o Jokūbai arba Jokūbo Dieve. Atkreipkite dėmesį, tai yra karta tų, kurie jo ieško. Tie, kurie neieško, koks amžinas gyvenimas, koks Jonas, kokia karalystė. Tik tai tiems, kurie jo ieško, kurie turi nesuteptas rankas, švarę širdį ir taip toliau, ir taip toliau. Pakelkite savo galvas, o vartai, ir pasikelkite amžinos durys ir šlovės karalius jais. Kas yra ta šlovės karalius? Viešpats, stiprus ir galingas, viešpats galingas mūšyje. Pakelkite savo galvas, o vartai, pakelkite jas amžinos durys ir šlovės karalius jais. Kas yra ta šlovės karalius? Kariuomenių viešpats, jis yra šlovės karalius. Ar mes pažįstam kariuomenių viešpatį, kurio vardu į mūšį ėjo Dovydas? Ar mes jį atpažįstam savo asmeniniam mūšyje, tą, kuris gyvena mumyse? Kai kam amžinas gyvenimas danguje, o kai kam pragaras. Kaip gali prasminti savo gyvenimą?
įvykdyti Dievo valią. Pamilti jį visą savo širdimi, visų protų ir visą savo sielą. Ir atsiduoti jam. Ir atsiduoti jam. Jeigu mes nebūtume tiek daug susikoncentravę patys į save, mes galėtume būti daugiau susikoncentravę į Dievą. Kada mes susikoncentruojame į save, mes iš karto puolame, krentame ir papuolame į bėdą. Todėl Dievas sako, visada žiūrėkite į mane, sekite paskui mane, ieškokite manęs, klausykite manęs, gyvenkite manimi, dalinkitės gyvenimu. Dalinkitės gyvenimu. Ar galima pavadinti bažnyčią bažnyčia, jeigu joje nėra gyvenimo? O bažnyčia tai ir yra mes. Žmonės, Dievo vaikai šitoje žemėje. Mes kalbėjom vakar su Edvinu kažkaip. Išsikalbėjom, gavau apreiškimą apie druską. Kas yra druska? Dievo žodis sako, kad mes esame šito pasaulio druska. Amen? Čia vienas tik iš apreiškimų. Ir žiūrėkit, kada čia stovi druska, ar kažkur kitur, kada druska kalba, jeigu yra žaizda ir druska patenka ant žaizdos, ją graužia. Reiškia, su druska viskas gerai. Jinai turi sūrumo. Bažnyčia. Jinai turi sūrumo. Jeigu žaizdos nebus, druska negrauš. Ant odos galit užpilti, kiek nori druskos. Normalus, fainas bičas. Jeigu ta druska praranda sūrumą, o bažnyčia yra viena didelė žaizda ir jos negraužia, tada druska niekam netinkama. Ją reikia tiesiog sutrypti, išmesti laukan, ant gatvės. Žmonės ją gali mindžioti. Jeigu tu esi druska, kai tu kalbėsi, kažkam skaudės. Nes mes visi turim žaizdų. Druska nebloga. Jinai atlieka savo funkciją. Ar patinka katinui, kai mes jį glaustom prieš plauką? Ne. Druska pažaizdą neklausė, ar man tave graužti ar ne. Suprantat? Druska atlieka tai, ką jinai turi atlikti. Ir Dievas sako, jeigu ta druska praras sūrumą, jinai niekam nebetinka. Niekam. Ir aš sakau, Dieve, o aš kam nors dar tinku? Ar graužiu nors kiek? Ar aš graužiu kam nors? Jeigu graužiu, aleliuja, Dieve, man tik įrodymas. Da ir kažkiek tos druskos. Bet Dievas sako, nepraras. Jeigu druska praras, viskas. Jeigu mes prarasim šventąją dvasią, jeigu mes prarasime paklusnumą Dievui, bendravimą su Dievu ir mūsų žodis bus tuščias, nekeis žmonių, neleis širdžių, negrauš žaizdų, tada mes niekas. Taip žodis sako, ne aš. Tai tik vienas iš apreiškimų, kurį aš gavau tiesiog kalbant. Mes turim būti druska, brangieji. Mes norim to ar nenorim, mes turim būti druska. O pasitikrinti galim, kad atidarom savo burną. Tada bus aišku, tu druska ar ne. Galim kitaip pavadinti, tu rakštis ar ne. Irgi gerai. Jeigu tu kažkam ten keli diskomfortą, gerai. Ne žmogui. Visi žmonės geri. Amen? Visi žmonės geri, mes esame įskaudinti, sužaloti, palaužti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tik Dievas gali išgydyti tas žaizdas. Tik Dievas gali išgydyti. Tik Dievas. Jeigu mes jį priimam į savo gyvenimą,
Kada druska pradeda atlikti savo darbą, kas kentės? Niekas. Visi norės nusipurtyti ją, nes graužia ir skauda. Automatiškai. Arba mes priimam Dievo žodį ir Jisai mus keičia, arba mes iš karto jį nusipurtom, nes pajautėm skausmą. Nenusipurtik Dievo savo gyvenime. Nenusipurtik, kad ir kaip beskaudėtų. Kažin kaip pečiui. Kažin kaip pečiui. Skauda ar ne? Skauda. Skauda. Jeigu tau skauda, gerai. Dievas dirba su tavim. Dievas dirba su tavim. Dievas ugdo tavie kantrybę. Jis mato tave tobulą, nes jo meilė begalinė. Jis už kiekvieną numirė, kad mes gyventume. Bažnyčia, kad mes gyventume. Mes gyvenimo nešėjai, mes druska, mes šviesa. Mes jo atstovai šitoje žemėje. Kas mes? Mes daugiau negu paprasti žmonės. Paprasti žmonės gyvena pasaulyje. Mes neprisitaikom prie pasaulio, nes mums patikėta karalystės resursai. Amen? Atiduokite jam šlovę. Tiesiog atsistokit, pasimelsim. O, Jėzau, dėkoju tau. Dieve, mes dėkojam tau. Viešpatie, mes dėkojam tau. Nėra kito vardo šitoje žemėje, kaip Jėzaus vardas. Tik tavo vardu, Jėzau, mes galim būti išgelbėti. Tik tai tavo vardu mes galim būti išgelbėti, Dieve. Tau vienam visa garbė ir šlovė per amžių amžius. Dieve, kaip aš tau dėkoju už šitą malonės laiką, už šitą viešnagės laiką šitoje žemėje, Dieve. Aš tik tai vos pradedu suvokti tavo tobulą meilę. Jos neįmanoma bus pažinti, Dieve. Bus neįmanoma per visą amžinybę suvokti tavo tobulo plano kiekvienam iš mūsų, Dieve. Aš, Dieve, dėkoju tau, kad tu duodi bent kokias užuominas, kažkokį apčiuopimą, apreiškimą, kuris ateina į mūsų dvasią, kas mes esam, dėl ko mes. Koks trumpas mūsų gyvenimas. Jis kaip garas, kuris išgaruoja, kaip rūkas, kaip migla. Pakilus saulei, tiesiog jis išgaruoja per keletą minučių. Taip ir žmogaus gyvenimas prasideda ir baigėsi. Jam nepradėjus gyventi. Dieve, aš tiesiog meldžiu, ateik į mūsų širdis, paliesk mus, Dieve. Prakalbėk kiekvienam asmeniškai. Prakalbėk kiekvienam iš mūsų, Dieve, į ką mes turime žiūrėti, į ką mes turime susikoncentruoti, ko mes turime siekti. Kas mes esame? Kas mes esame? Kieno mes esame atstovai? Kieno mes esame vaikai? Kieno mes esame nuotaka? O, Viešpatie, atverk mums, kas yra šitas pasaulis. Atverk, koks priešas yra pasaulyje, kaip su juo kovoti, kaip pasipriešinti. Aš meldžiu, Dieve, duok kiekvienam jėgų šioje vietoje, šioje bažnyčioje, Dieve, stoti iki galo, eiti iki galo. Viešpatie, Dieve, sutvirtink kiekvieną, Dieve. Nesvarbu, kad mūsų jėgos baigėsi, Dieve, tavo nesibaigė. Aleliuja, išmokink, Dieve, šitą bažnyčią laukti tavęs, kad ji galėtų pakilti kaip erelė ant sparnų, niekada nepavargti ir nesustoti, bėgti, kilti. O, Viešpatie, Dieve, kad jie pažintų, kad mes visi pažintume tavo jėgą, Dieve. Kareivijų Viešpaties jėga, Dieve, duota mums šitoje žemėje. O, Jėzau, aš dėkoju tau, mano karaliau. Dieve, aš tiesiog meldžiu šią kartą už jaunimą, Dieve, meldžiu Viešpatie, Dieve, už visus, kurie tavęs nepažįsta. Meldžiu, Dieve, už kiekvieną neišgelbėtą sielą, Dieve, kad ji būtų išgelbėta. Už jaunimą, Dieve, kad jų širdis palinktų link tavęs, Dieve. O, Viešpatie, Dieve, kad jų širdis palinktų, matydamos, Dieve, tavo vyrų gyvenimą, tavo sūnų, tavo karių gyvenimą šitoje žemėje, kurie trumpam atvyko į misiją. O, Jėzau, kurie atvyko trumpam į misiją ir žino, ką jie turi daryti šitoje žemėje, dėl ko jie, kokius ginklus, kokius resursus jie turi naudoti, kad pasiektų pergalę. O, Viešpatie,
Jėzau, mes dėkojam Tau už Tavo malonę, už Tavo vedimą, Dieve, už Tavo prieiškimą, už kiekvieną susirinkimą. Jėzau, padėk tiesiog mums susivienyti maldoje, susirinkimuose, Dieve, tarnavimuose, Dieve, susivienyti Viešpatie, Dieve. O Jėzau, kad būtų išlaisvinta ta garbė ir šlovė Tau, Dieve, kad pakiltų tikinčiųjų maldos, karštai tikinčių, Dieve, maldos, kurios gali daug, Dieve, kurios gali labai daug šitoje žemėje, šitame mieste ir šitoje nacijoje, Viešpatie, Dieve. Aš meldžiu, Jėzau, aš meldžiu, kad ateitų ta vienybė, pilnas supratimas, Dieve, kūno, Viešpatie, Dieve. Aleliuja. Jėzau, dėkoju Tau, dėkoju Tau, dėkoju Tau, dėkoju Tau, Dieve. O Tėve, tiesiog atsakyk į kiekvieną poreikį mūsų, Dieve, kad mums nereiktų rūpintis tai žemiškais dalykais, Dieve. Išmokink mus, Dieve, pasitikėti ir tikėti, Dieve, Tavimi. Nedvejoti, Viešpatie, Dieve. Visuose sunkumuose išeiti nugalėtojais, Dieve. Aleliuja. Aleliuja. Atiduokim šlovę. Atiduokim Jėzui šlovę. Amen. Atkabink savo kaimyną. Pasakyk, kaip jo pasiilgai.